Šiandien žiūriu sąrašą užsakymų ir matau, kad labai daug konsultacijų apie BMW 5 klasės G serijos. Tai pagalvojau, padarysiu video. Einamas modelis, daug kas perka, bus įdomu paklausyti, žmonės turės truputį žinių. Tad pasakysiu savo nuomonę. Patikimiausias mano akim yra 2 litrų dizelis, 100 kW, B serija, super važiuoja ir apsilenkti galima normaliai. Variklio patikimumas 500 000, 400 000, grandinės jiem praktiškai nebegenda, nebent netinkamai prižiūrimas arba gamykloje padarė nekokybiškai. Broka tipo. 3 litrų dizelį, jie yra silpnesni ir turi ganėtinai silpną automatinę pavarų dėžę. Nors 2 litris dar laiko gerai, automatinę pavarų dėžę net nemačiau turbūt gedimo, arba bent neprisimenu, kada mačiau, gal senai. Bet 3 litrų dizeliui tikrai genda automatinės pavarų dėžės. Esam netgi gamyklį, garantinį remontą darė. 5 klasės 3 litrų dizelių, blemba, nepamatėm gedimo, tai turėjom po to susimokėti. Ką padarys? Visi klystam, kas dirba. Po to benzinai. 2 litrų dizelis, taip dėkim, patikimumas iki 220 000 ir grandinę reikės keisti. Pats variklis važiuos kokius 300 plius, jeigu tinkamai prižiūrimas. Tas pats ir su 3 litrų benzinu. Ir jau nesvarbu, kiek turbinų. Na, aišku, kuo daugiau turbinų, tuo pačio variklio ilgamžiškumas krenta kilometrais. Stenkitės nepirkti labai galingų, nes po to reikės brangiai remontuoti. Tiek žinių apie G30.